Šiandien testuoju visiškai naują Cupra modelį 2026 metų Terramar VZ versiją. Tai automobilis, kuris žymi naują markės kryptį. Cupra visada buvo apie emociją, sportiškumą ir drąsą. Ir Terramar aiškiai parodo, kad net ir SUV segmente galima išlaikyti charakterį. Norėčiau pradėti nuo dizaino. Priekinė dalis atrodo agresyviai ir moderniai. Siauri LED žibintai su išskirtiniu trikampiu šviesos parašu sukuria gan aštrų žvilgsnį. Žemai nuleista nosis, didelės oro paėmimo angos ir ryškus varios spalvos akcentai iš karto leidžia suprasti. Tai nepaprastas šeimos crossoveris. Žiūrint iš šono, siluetas gan dinamiškas. Ilgas kapotas, šiek tiek nuožulni stogo linija ir masyvios ratų arkos suteikia automobiliui sportišką laikyseną. Dideliai lengvo lydinio ratlankiai puikiai užpildo arkas ir pabrėžia VZ versijos charakterį. Galinė dalis moderni ir techniška. Per visą plotį einantį LED juostą, apšviestas Cupra logotipas ir ryškus difuzoriaus elementai. Automobilis atrodo platus, stabilus ir solidus. Tai vienas iš tų SUV, kuris tikrai išsiskiria sraute. Atidarius duris iš karto pajunti, kad čia dominuoja vairuotojas. Visa architektūra orientuota į tave. Skaitmeninis prietaisų skydelis aiškus, sportiško dizaino, su galimybė keisti įrodymo režimus. Centrinis ekranas didelis, gan greitai reaguojantis su naujausia multimedijos sistema. Medžiagų kokybė aukšto lygio. Minkšti paviršiai, alkantaras ar odos intarpai, varios spalvos detalės. Čia Cupros bruožai. Viskas atrodo labai moderniai, bet tuo pačiu ir gan jaukiai. Sportinės sėdynės su integruotomis galvos atramomis. Ne tik atrodo įspūdingai, bet ir puikiai prilaiko kūną. Sėdėsena žemesnė nei daugelio SUV, todėl pojūtis labiau priminė hatchbacką negu klasikinį crossoverį. Erdvės pakanka tiek priekyje, tiek gale. Dėl to drąsiai galite važiuoti penkiesi. Bagažinė irgi praktiška, todėl Terramar gali būti ir kasdienis šeimos automobilis. Tačiau svarbiausia tai atmosfera, o čiagi Cupra. Čia jautiesi ne tiesiog vairuotojas, jautiesi automobilių dalis. Tarsi tu ir automobilis yra viena būtybė, kuri gali padurniuoti, kai reikia. Ką, dabar sėdu už vairo ir važiuojame. Pirmas dalykas, kurį pastebiu, vairuotojo pozicija. Jis sportiška, pakankamai žema, kaip hatchback'e labiau, o vairas storas su aiškiai išreikštais kontūrais. Rankose, kai laikai, iškart persiduoda visas Cupros bruožas, ta dvasia. Tai kaip sakoma, užtikrintumo jausmas. Matomumas į priekį geras, kapoto linijos aiškiai matomos, todėl lengvai jausti automobilio gabaritus. Gale padeda kameros ir parkavimo sistemos, dėl to parkuotis, manevruoti tikrai lengva. Kas liečia automobilio galią? Paspaudus akceleratoriaus pedalą, VZ versija reaguoja greitai ir labai energingai. Galia juntama iš karto, automobilis išsibėgėja sklandžiai bei užtinkrintai. Tai, aišku, ne ekstremalaus sportinio bolido jausmas, tačiau dinamikos čia daugiau nei pakanka kasdieniam malonumui. O jeigu tai šeimos automobilis, tai nežinau, ar tikrai išnaudosit visą tą dinamiką kasdien. O pats vairas labai tikslus ir informatyvus. Sportinėme režime jis tampa dar standesnis. Reakcijos aštresnis, posūkiuose automobilis išlieka labai stabilus, kėbulo svyravimai minimalūs. Man patinka, kad čia tarsi du automobiliai viename, pavyzdžiui, pakaba. Gerai subalansuota. Komforto režime jį sugeria kelio nelygumus pakankamai švelniai. Bet kai mes įjungiam sport režimą, jį tampa standesnė, leidžia geriau jausti kelią ir suteikia daugiau kontrolės. Jau tampa tikra sportinė Cupra. Garso izoliacija gan gera. Net ir važiuojant greitkeliu, salonas išlieka ramus. Jautite ir sportiškumą, ir ramybę. Valikio garsas, aišku, girdimas kažkiek, bet tik tiek, kiek reikia perduoti tas emocijas, bei jis visiškai neerzina. O atvirkščiai, tu nori jį girdėti.
Kas man labai patinka, tai kad šis automobilis suteikia pasitikėjimo jausmą. Jis prognozuojamas, stabilus, bet tuo pačiu pakankamai gyvas, kad vairavimas nebūtų nuobodus. Tai ne automobilis, kuris skirtas važiuoti tik tai iš taško A į tašką B. Tai automobilis, kuris leidžia važiuojant iš taško A į tašką B padaryti tai nuotykiu. Ir jeigu reikia kažkur kažką įrodyti, jis visada tam pasiruošęs. Tai, kaip sakoma, SUV, kuris stengiasi išlaikyti Cupra sportinį DNR. Ir daugelį atvejų jam tai pilnai pavyksta. Taigi, koksgi bus mano verdiktas? Taigi, galutinis mano vertinimas. Bendrai Cupra Terramar VZ tai stilingas, modernus ir subalansuotas sportiškas SUV. Aš pabrėžiu, kad tai yra sportiškas SUV. Bet pažiūrėkime objektyviau. Kokiegi 3 pliusai būtent man. Pirmas, tai aišku, dizainas ir išskirtinumas. Kai važiuojat su tokiu automobiliu, jūs gatvėse tikrai pastebės ir net ateis paklausti, kas čia per modelis. Automobilis atrodo labai drąsiai ir moderniai, tikrai išsiskiria iš konkurentų. Antras, tai vairavimo balansas. Puikus kompromisas tas tarp komforto ir sportiškumo. Tinka ir miestui, ir, kaip sakoma, važiuoti su šeima, ir dinamiškesniai kelioniai, jeigu norisi to sporto, sportinės dvasios. Na ir trečias, interjero kokybė ir atmosfera. Modernus, pilnai orientuotas ir vairuotoja, tarsi lėktuvas. Pats salonas su gan aukštos kokybės medžiagom. Taigi atmosfera ir interjero kokybė man irgi patiko. O kokiegi minusai? Vienas iš minusų tai aišku kaina. Jeigu mes pasirinkam VZ versiją, tai su papildoma įranga suma gali tapti, gan solidi. Antras dalykas, tai multimedijos valdymas per ekraną. Fizinių mygtukų čia mažoka, tai jų yra trūkumas, gali blakstyti vairuotoją. Taigi kažkam tai gali patikti, o kažkam ne. Asmeniškai man norisi vis dėlto daugiau fizinių mygtukų. Na ir trečias minusas, tai pati Cupros DNR. Tai reiškia, kad jis turi tą sportinį režimą ir automobilis tampa labai, nepasakyčiau, kad super kietas, bet visiems pakaba kietesnė. Ir jeigu kasdien važinėsi sport režimu, gal jis ne visada ir ne visur bus tinkamas kasdieniam naudojimui. Tai kaip sakoma, galima turėti sportinį režimą, bet tas standumas visien išlieka. Jeigu viską apibendrinius, tai ne tiesiog šeimos SUV. Tai automobilis tiems, kurie nori šiek tiek daugiau emocijų, daugiau charakterio, daugiau išskirtinumo kasdienybėje. Ir jeigu ieškai praktiško, bet to pačiu sportiško automobilio, Terramar VZ versija, būtent šitą versiją, tikrai verta dėmesio. Taigi prenumeruokite kanalą, jeigu norite pamatyti mano po vairavimo ir daugiau išgirsti, kaip dirba Cupros variklis, visi garsai, garso, kaip sakoma, izoliacija ir pajusti save tarsi jūs vairuojate. Tai paspauskite mano po vairavimo nuorodą ir pasidžiaukite šito automobiliu. Jeigu norite jį išbandyti, Autojuta Vilnius tikrai turi skirtingų versijų. Pajuskit, ką reiškia vairuoti Cuprą. Tai ką, iki greito.